Tai sveiki visi, čia aš Vakaris ir šiandien mes žaisim Minecraft hardcore 8 dalis ir šiandien aš darysiu pasaulio turą. Tai pradedam. Tai taip, mes pradėjom nuo mūsų namų ir mes turim nieko gero, tik tais lovą, 2 armor standus, smithing table ir kelias skrynes ir daugiau viskas ten. Ir dar visokie dalykai. Tai antras dalykas, ką aš padariau, tai yra sugarcane ferma. Jo. Padariau sugarcane fermą dėl to, nes aš galėčiau treidinti su villageriais. Jie visi dabar miega. Tai aš nežinau, ką daryti dabar su jais. Tai aš pastačiau šitą fermą ir jo. O tada mes einame į viršų. Viršui nieko gero. Tai tiesiog viršus ir tiesiog žiūri į saulę ir viskas. O apačioj yra tiesiog pridėjau aš šitų, kad lengviau man būtų, visokius, matot, enchantinti lengviau dalykus. Ir yra žemėlapis, kad aš žinočiau ten visokių dalykų, visokių ten gerų dalykų. Ir dar jo pridėjau šviesas, šitos. Ir, tuoj dabar taip. O dabar yra šitas dalykas ir šitas dalykas, aš tiesiog nežinau, kam aš pastačiau, bet vis tiek pagražinimas, tiesiog kažkartį žiūriu. O trečias man rodos ketvirtas, tai šitas sodas yra labai geras, jis toks labai didelis, tai aš naudoju šitą sodą, kad maistui. O šitą aš naudoju karvę, kad kai tuo čia pasimsiu aš kibirą, pasiėmiau kibirą ir šitas kibiras skirtas, kai aš turėsiu nuodų, toj parodysiu. Aš nesuaugus. Ir kai aš būčiau nuodais, tai jo, tai aš tiesiog atsigerčiau pienuko ir viskas gerai būtų. O dabar mes einam miegoti greitai, išsimiegosim ir parodysiu dar kai ką. Ok, tai einam dabar į šitą dalyką, į šitą didelį grybą. No way, jūs matėt? Tai aš norėčiau, aš čia pastačiau fermą tokia XP ir ten įsivaizduokit, kad ten tiesiog žudau aš tiesiog mobus XP. O dabar einam kai kur toliau. Tuoj parodysiu, kur toli yra. Labai toli. Jo, bet kai kur nelabai taip giliai, bet man, gal jums bus giliai, bet man taip nelabai yra giliai. O dabar einam tiesiog tuoj į tokią keivą. Tuoj. Dabar nebetoli esam čia. Man rodos, čia turbūt. Bum. O, va. Ir šita vieta, ji labai gera. Taip, ji labai gera. Šita vieta skirta tiesiog nebūtinai kasinėtis, bet dar kai ką. Tuoj parodysiu aš jums. Au. Tuoj. Bum. Matot? Nether portalas. Aš dabar čia alkanas. Ir matot, man yra nuodų, aš dabar atsigersiu taip. Man kažkodėl sukasi galva. Atrodo, kad aš daug atsigeriau alkoholio. Jo, kažkodėl man taip atrodo. Ir šitas portalas, jisai yra naudotas į netherį. Ja. Į netherį. O dabar einam kai kur kitur. Ir parodysiu tikrą vietą. Bum. Labai didelis keivas ir aš naudoju šitą keivą.
Jo, aš sakau, žiauriai didelis keivas, jo. Jūs matėtės nuo pirmųjų dalių ten visokius ten keivus, ten visokius, bet ten kitokie keivai yra, jūs suprantat, net. Nes, nu, tiesiog ten, neįdomu. Bet ten yra kažkoks tai, nežinau, mažiukas zombis, bet. O dabar einam į tokią vietą, kur tokia didelė skylė yra, bet ten taip ilgai aš kasinėjus. Ten vos mano buvo pusiau susigriovęs mano šitas pikeksas, bet aš. Deimantinis jisai buvo, bet aš dabar biškį paatnaujinau. Kai tai bum. Pasižiūrėkit kokio ilgumo. Ir žinot, kodėl aš čia kasinėjusi? Ne šiaip savo. O žinot, kodėl? Tuoj parodysiu. Šitai fermai. Man šita ferma tokia gera. Ir aš dabar jums parodysiu ten tą vorą, kur sėdė ant... tą skeletoną, kur sėdė ant voro. Man rodos dingo. Ne. Ai, nieko to. Okei, dabar... Jo, čia kur mirė. Čia yra mano crafting table, aš nežinau, kam aš čia palikau. O dabar einam kai kur aš naudodavau, bet dabar gaila, kad nebenaudoju. Nes ten nieko nėra gero dabar. Au. Neriam dabar po vandeniu, dabar. Reikia eiti į viršų. Bum. Jūs matote, kad čia yra kai, kaimas, tai, atsiprašau, atsiraugiu. Aš tiesiog naudojau, bet dabar nieko verta realiai. Jo, gaila, kad aš jos nebenaudoju, nes tokia gera buvo ferma ir aš... Jūs galvojat, kas čia per dalykai? Čia šiaip skrenda langų plokštės. Jo. Ir dar noriu pasakyti, vat jums. Ačiū labai už 10 000 iš viso peržiūros, labai dėkoju aš jums. Aš taip dėkoju, jūs suprantat, kad tai buvo mano geriausias, mano noras, jo. Aš labai norėjau, kad taip nutiktų. Ja, tai... O dabar ir dabar aš parodysiu, man rodos, tuoj, ką čia dar? Ai, ir šitam kaimelyje aš neįkalinau, bet tiesiog pasigrobiau villagerius. Kodėl? Kad aš galėčiau su jais lengviau treidintis ir tiesiog nebūtų man toliai keliauti, supranti. Nes man kartais yra sunku toli gyventi, ten keliauti, supranti. Jo, nes taip nutinka ir kartais, žinot, kai keliaujat jūs einat į Netherį ir ten pasikeitė portalą kur kitur, tiesiog ten pat būna. Bet labai toli, biški toli, kelis milimetrus ir tiesiog vis tiek ten pat esat, nesuprantu. Tam pačiam vietoj, kur seniau buvo, aš dabar čia biški giliau noriu. Oh my god. No. Nice. Okay, ir ta ferma, šita yra, tokia, ką tik baigta, tai jo, ir dar kai ką pamiršau parodyti. Ten yra tiesiog begalybė vandens, tai man nereikėtų čia problemų turėti, suprantu. Jo. Dar einam ir dabar biški paplauksim.
vidury ežero. Arba upės. Ok, dabar va šitoj vietoj yra žvejyba, tiesiog čia žvejoj. Ok, dabar apsisukam biškį. Ok, ir dabar kai ką liūdno parodysiu. Kapinės, jo. Buvo gimęs 2025 ir mirė 2025 metais šuniukas. Aš neturėjau jo vardo žymeklį, tai tiesiog pavadinau jį šuniuko. Ir labai liūdna, kad man jisai mirė. Jo. Ir nepamiršim mes jo niekada, turbūt. Čia yra villageriai, gal jūs nematot, bet aš visus ten master. Matot, visur master. Man nereikėtų čia turėti problemų. Ok, aš kelis pasitikslinsiu šitos. Ok, nice. Ir man rodos, aš tiesiog, matot šitos tokius švarus. Aš tiesiog padariau, kad taip atrodytų biškį. Man taip gražu taip. Jo. O tai jo, man rodos, aš dabar eisiu pamaitinti savo šuniukus. Jeigu jie dar alkani bus. Tuoj. Čia nice. O dabar aš pamaitinsiu Franką. Nice. Ir šitą šuniuką. Jisai bevardis, realiai. Aš nežinau, ko jų pavadinti, tai turiu jums užduoti. Jūs pagalvokite, kaip pavadinti jį. Bet ne kažkokį, nežinau, nes nesąmoninga. Kažkokį normalų, paprastą, normalų vardą. Jo. Ir jo, būsiu dėkingas ir dar čia yra geriausi namai, sakau, geriausi namai. Jo, ir šiandienos video yra baigta ir ačiū, kad žiūrėjot. Nu, jeigu patinka mano kontentas, tai paspauskite tą prenumeruoti mygtuką. Jeigu patinka, tik tais ir jo, taip ir visų šiandienos video užbaigtas. Tai viso gero žmonės, viso.